Kai pradedi domėtis finansų rinkomis, išgirsti naujų terminų. Šiandien pasikalbėkime apie PMI, tai yra pirkimų vadybininko indeksą. Kaip jisai apskaičiuojamas, kam naudojamas ir kodėl investuotojams reikia apie jį žinoti. Labas, Investor LT mokykla pasiruošusi atsakyti šios klausimus. Todėl spaudžiam laiką ir pradėkim. Kas yra PMI? PMI arba pirkimo vadybininko indeksas yra ekonominis rodiklis, kuris gaunamas kas mėnesį apklausus skirtingas įmones. Šis indeksas parodo mums tendencijas tiek gamybos, tiek paslaugų sektoriuje, ir taikant abu metodus gauname kombinuotą PMI rezultatą. Vadinasi, yra PMI manufacturing, pramonės sektoriaus informacija, yra PMI services, paslaugų sektoriaus informacija, ir PMI composite, tai yra kombinuota pramonės ir paslaugų sektorių informacija. Ir visi šie PMI rodikliai, tiek gamybos, tiek paslaugų, tiek kombinuotas, padeda nustatyti, ar rinkos sąlygos gerėja, blogėja, ir išlieka tokios pačios. Ir iš šių rezultatų mes galime suprasti ne tik apie dabartines, bet ir apie būsimas verslo sąlygas. Kaip apskaičiuojamas gamybos PMI? Gamybos indeksas skaičiuojamas remiantis gautais atsakymais iš kelių šimtų JAV gamybos sektoriaus įmonių. Klausimai yra faktinio pobūdžio, apklausa tikrai nėra nuomonė išreikšti, ten yra konkretūs klausimai susiję su 5 pagrindiniais kintamaisiais. Kintamieji turi atitinkamą svorį indekse, pavyzdžiui, nauji užsakymai sudaro 30%, produkcija, pramonės gamyba sudaro 25%, užimtumas 20%, tiekėjų pristatymo laikas 15%, ir įsigytų prekių atsargos 10%. Kaip minėjau, tokios apklausos atliekamos kiekvieną mėnesį. Didesnis nei 50 PMI skaičius rodo verslo veiklos plėtrą, o mažesnis nei 50 rodo susitraukimą. Kodėl tas yra svarbu investuotojai ir kodėl būtent pirkimų vadybininkų indeksas? Mes suprantame, kad pirkimų vadybininkai visada jautriai reaguoja į paklausos pokyčius. Jie privalo laiku koreguoti pirkimus, antraip įmonė arba liks su atsargų pertekliumi, arba atvirkščiai negalės patenkinti paklausos. Todėl dėl savo darbo pobūdžio atsakymai apie veiklos pokyčius yra labai daug pasakantis. Kaip vyksta apklausa? Kaip minėjau, PMI indeksas formuojamas remiantis vadovų apklausomis. Anketos vadovams išsiunčiamos kiekvieno mėnesio pradžioje. Klausimai susiję tik su einamuoju mėnesiu. Ir ši apklausa trunka visą mėnesį. Ir vadovai, kaip taisyklė, atsakymais dalinasi mėnesio pabaigoje. Vadovams yra užduodami klausimai apie įvairius jų verslo aspektus. Pavyzdžiui, gamyba jūsų įmonėje padidėjo, išliko nepakitusi ar sumažėjo. Kitaip tariant, kiekvienas klausimas nereikalauja išsamaus atsakymo, tik taip, ne ir nepasikeitė. Kuo skiriasi paslaugų PMI arba paslaugų pirkimo vadybininko indeksas? Čia apklausiama maždaug 400 didžiausių JAV negamintojų. Žodis negamyba čia reiškia, kad tyrimas yra susijęs su pramonės šakomis, kurios negamina fizinių prekių. Vietoj to jie teikia paslaugas. Nefizinės prekės reiškia, pavyzdžiui, IT teikiamos paslaugos, tarkime, programinės įrangos gigantų, tokių kaip Microsoft, Google teikiamos paslaugos. Ir čia klausimynas sudaro mažiau klausimų nei gamybos PMI. Nes kai kurie klausimai, pavyzdžiui, atsargos, daugeliui paslaugų teikėjų nėra aktualūs. Apskritai, paslaugų PMI gimė labiau iš poreikio prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio dėl technologinės pažangos per pastaruosius kelis dešimtmečius. Daugumoje išsivysčiusių šalių, tokių kaip JAV, paslaugų sektorių sudaro gerokai daugiau nei gamybos sektoriaus pramonė. Todėl į jį reikėjo atskirai atsižvelgti, norint tiksliau prognozuoti ekonominės tendencijas. Kaip apskaičiuojamas paslaugų PMI? Lygiai tokiu pačiu apklausos principu apklausiama apie 400 didžiausių negamybos įmonių. Paprastai tyrime užduodami klausimai yra susiję su verslo veiklos, naujų užsakymų, pristatymų ir atsargų pokyčiais per mėnesį. Tik čia visiems kintamiesiems yra suteikiamas vienodas svoris po 25%.
Ir šių 4 komponentų pilnai pakanka, kad būtų galima nustatyti tos verslo veiklos augimą ar susitraukimą. Paslaugų PMI, kaip ir gamybos PMI, reitingas svyruoja nuo 0 iki 100. Jeigu daugiau nei 50 balų, tai suprantame, kad yra ekonominės veiklos plėtra, o jeigu mažiau nei 50, tas rodo susitraukimą. Reiktų atkreipti dėmesį, kad čia svarbu ne tik indekso lygis, bet ir indekso pokytis. Pavyzdžiui, jeigu indeksas sumažėjo nuo 56 iki 51, tai gali būti vertinama neigiamai. O rinkos dalyviai paprastai stebi ir indekso sudedamasias dalis, ypač naujus užsakymus, kainos augimo ir kritimo tempą bei užimtumą. Na, o mums svarbu žinoti, kad jeigu rodiklis žemiau 50 arba stebime staigų nuosmukį, pavyzdžiui, nuo 57 iki 52, tai yra neigiamas signalas akcijoms, nes visa tai rodo verslo veiklos sulėtėjimą. Tačiau kas rinkoje jau yra ilgesnį laiką, pastebėjo, kad rinkos reakcija gali būti ir priešinga, nes blogi duomenys yra priežastis, dėl kurios reguliavimo institucijos turėtų pradėti švelninti savo politiką. Na, o kalbant apie obligacijų rinką, tai prastas PMI yra teigiamas signalas obligacijoms, bent jau taip dažniausiai būdavo, nes blogėjant ekonominiai situacijai, kapitalas dažnai bėga į saugesnį turtą. Ir tada obligacijų rinkoje pirkėjų būna daugiau nei pardavėjų. Obligacijos kaina kyla, bet pajamingumas mažėja. Apie obligacijų niuansus yra net keli video šiame kanale. Todėl jeigu norisi sužinoti daugiau, plačiau, kviečiu užprenumeruoti Investor.lt kanalą ir susipažinti su čia kuriamu kontentu. Visiems gerų investicijų. Iki!